Labadiena, esu kineziterapeutas Elvinas Kuchta. Apatinės nugaros dalies skausmas tikrai dažnai sutinkama problema šiandieninėme pasaulyje ir turbūt bene kiekvienas esame jautę vienu ar kitu savo gyvenimo periodu tuos skausmus. Tai labai dažnai daroma klaida ir klaidingas supratimas, kad apatinės nugaros dalies skausmas tai yra liga, kaip ir visos kitos ligos, kurią galima gydyti vaistais, poguliu ir tikėtis, kad šios problemos praeis. Tačiau taip nėra, nes apatinės nugaros dalies skausmas yra labiau simptomas, kurį sukėlė kažkokios tai priežastys. Dažniausiai tos priežastys yra minkštųjų audinių pažeidimai, tai įvairūs raumenų uždegimai, raumenų spazmai, trigeriniai taškai, gali būti tarpslankstelinio disko problemos ar sąnarinės kažkokios tai iš sąnarinių struktūrų kylantys skausmai. Tai ir turėtume galvoti apie šias priežastis, o ne apie jų sukeltus simptomus, kaip kad skausmas. Jeigu duočiau tokį pavyzdį iš buities, tai tarkime turime šokį tais vamzdį, kuris yra pratrūkęs ir po biškį laša. Mes matome, atsiranda kažkokia tais balutė, mes tą balutę pavalome, po kelių dienų vėl atsiranda balutė, mes tą balutę pavalome, tai panašiai taip elgiamės su vaistais. Išgeriame vaistų, mes tiesiog paslėpiame tą problemą, pašaliname ją, bet kažkur tais vis tiek yra pratrūkęs tas vamzdis, kuris galiausiai sukels kažkokias tai rimtas bėdas, ten puvimą, pelės ir panašiai, taip pat ir organizme. Jeigu mes tiesiog slėpsime skausmą, bet nešalinsime problemos, ilgainiui tai neatsitiks per savaitę ar mėnesį, dažniausiai tai pareikalaus eilės metų, bet galiausiai atsitiks rimtos problemos. Rimtos problemos tai gali būti didelės tarpslankstelinių diskų išvaržos, kurios jau spaus nervą ir dažniausiai gali ir chirurginės intervencijos kažkokios tai prireikti, kuri dažnu atveju jau nepagydys mūsų iki galo. Tai kaip mums užkirsti visam šitam kelią, kaip šalinti problemą iš esmės, tai turėtume suprasti, kad mums reikia išlaikyti aktyvumą. Tai yra nelaikytis kaip sergant paprasta liga kažkokio tais ramybės režimo, pogulio ir panašiai, bet kaip tik išlaikyti aktyvumą, stengtis netgi esant tam ūmiam periodui, ūmiam spazmui, stengtis išlaikyti mobilumą, aktyvumą, atlikti raumenų aktyvacijos pratimus, atlikti raumenų tempimo pratimus. Be abejonės, atsitikus šitam epizodui ūmaus periodo, pirmiausia reikėtų pasitarti su specialistu, tai dažniausiai kineziterapeutas ar reabilitologas. Dar vienas labai populiarus, tačiau klaidingas gydymo būdas tai yra tik masažų ar fizioterapinių procedūrų atlikinėjimas. Tai pavieniui šios priemonės teikia labai mažą arba neteikia beveik jokio efektyvumo norint tvarkyti problemų priežastis. Pagrindinis būdas, kaip gydyti apatinės nugaros dalies problemas, tai yra kineziterapija arba kitaip mankšta. Išlaikyti aktyvumą, stiprinti raumenis, atlikinėti raumenų tempimo pratimus, išlaikyti mobilumą ir panašiai. Tai puikiai gali kineziterapeutas jums tą planą sudėlioti. Kaip papildoma priemonė, procedūros ar masažai puikiai veikia ir labai gerai papildo būtent tą gydymo planą jums sudėlioti. Tačiau turime atsiminti, kad be mankštų, kad ir kaip tingisi tą daryti, ar sunku prisiversti, sunku suformuoti tą įprotį, tačiau be jų mes problemų priežasties taip niekada ir neišspręsime ir tik tai slėpsime tuos simptomus. Tai labai tikiuosi, kad žmonės didins savo aktyvumo lygį, pasikliaus mankštų teikiamą naudą ir taip spręs savo problemas iš esmės. Jeigu kils klausimų ar norėsite pasikonsultuoti, labai maloniai lauksime jūsų mūsų klinikoje.